Gaminame triušį sicilietiškai. Triušį supjaustykite į 6 dalis. Saliero šaknį, morką, svogūną nulupkite ir supjaustykite maždaug 3 cm dydžio gabalėliais. Tokiais pat gabalėliais supjaustykite ir pankolį. Česnaką nulupkite ir pasmulkinkite. Triušio gabalėlius apvoliokite miltuose ir apskrudinkite keptuvėje įkaitintame aliejuje. Kai triušis apskrus, išimkite jį iš keptuvės ir į keptuvę berkite rudąjį cukrų, pankolių sėklas, mairūnus ir smulkintas morkas, salierus, pankolius ir svogūnus. Prieskonius ir daržoves kepkite, kol apskrus. Tada į keptuvę berkite razinas, pistacijų ir kedrų riešutus, smulkintus česnakus, alyvuoges, saulėje džiovintus pomidorus ir pilkite pomidorų pastą. Maišydami kaitinkite, kad viskas pasidengtų pomidorų pasta. Iš keptuvės viską perpilkite į troškinimo indą, sudėkite triušieną, pilkite raudonojo vyno actą, išmaišykite ir pripilkite vandens, kad apsentų 1/3 troškinio. Indą su troškiniu statykite į 170 laipsnių karščio orkaitę ir troškinkite apie 20 minučių. Skanaus!